Veisiejų regioninis parkas išsiskiria savo ežeringų kraštovaizdžių, kalvoto reljefo raiškumu, būdingų pietų Lietuvos aukštumos ir smėlingos pietryčių lygumos sandūrai. Vos ne visą parko teritoriją užima Šlavantų Veisiejų Kapčiamiesčio ežerynas. Tradicinį kraštovaizdį jaukiai pagyvina nedideli kaimai ir pavienės sodybos. Dzūkiškas dainas dainuoja ir iškiliausias šio krašto vertybės pristato Veisiejų regioninio parko direktorė Lina Žukauskienė. Esame Veisiejų regioninėme parke, viename piečiausių Lietuvos saugomų teritorijų. Veisiejų regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Veisiejų Šlavantų Kapčiamiesčio ežeryną, ypač vertingą Liūnelio ir Šlavantėlio tarpuežerį botaninių požiūrių, kultūros vertybes, urbanistinį Veisiejų kompleksą. Parko teritorijoje 37 ežerai. Jų dydis, plotas svyruoja nuo 500 hektarų iki pusės hektaro. Keliauti parko teritorijoje galima automobiliais, dviračiais, pėsčiomis, vandens be motorinėmis transporto priemonėmis. Bet labiausiai propaguotume dviračiais ir pėsčiomis, kadangi galim didžiuotis pramonės neužterštų orų. Parko teritorijoje pasididžiavimu laikome 2 gamtos paveldo objektus, kurie yra saugomi valstybės, tai Veisiejų ir Vainežerio dvarų parkai. Veisiejų dvaro parko įspūdį pagilina, padidina Veisiejų uosis skaičiuojantis jau 200 metų ir 21 liepos ratas. Vainežerio dvaro parko įspūdį didina ovalo formos 100-mečių liepų, klevų ir skroblų alėjos. Parko teritorija turtinga saugomomis rūšimis, Lietuvos raudonoje knygoje įrašytomis 103, Europos bendrijos svarbos buveinės 20, 47 rūšys yra Europos saugomos rūšys. Iš griežtai saugomų yra balinis vėžlys pasididžiavimas, plačialapė klumpaitė, taurinė pudmė. Ir yra sutinkama medvarlė. Tai iš tikrųjų įspūdingas varliagyvis, kuris dėl savo žavesio pateko netgi į saugomos teritorijos logotipą. Taigi mūsų logotipas papuoštas yra Veisiejų Švento Jurgio bažnyčia viršuje, tyvuliuojančio Ančios ežero ir medvarlės atvaizdu. Veisiejų Švento Jurgio bažnyčia. Pradėta statyti ji buvo ši mūrinė bažnyčia 1762 metais, ogi pradėjo jo statybas Mykolas Masalskis, didysis Lietuvos etmonas, tuometinis Veisiejų miesto ir Veisiejų dvaro valdytojas. Bažnyčia statėsi net 58 metus. Tai iš tikrųjų įtakojo tas ilgas laikotarpis ir jos stilių. Tai vėlyvojo baroko pereinančio į klasicizmą architektūra. Veisiejų Švento Jurgio bažnyčia savo turiu mažą miestelį tikrai gavo dominantės statusą ir dėl savo tokio iškilaus ir įstabaus vaizdo jinai vadinama netgi Dzūkijos katedra. Jeigu mes pasidarytumėm po apylinkės, tai ta bažnytėlė 10 kilometrų netgi spinduliu šviečia tikrai labai vaizdžiai ir aiškiai. Veisiejų Švento Jurgio bažnyčia, o tuo pačiu ir parapija, švenčia net 3 atlaidus. Tai Švento Jurgio, balandžio 23 dieną artimiausią sekmadienį, atsimainymo atlaidus garsiuosius apylinkėse, rugpjūčio 6 dieną artimiausią sekmadienį ir mato atlaidus rugsėjo 21 dieną artimiausią sekmadienį. Kad Šventą Jurgį geriau įprasminti, tai prieš 4 metų, jau dabar galime skaičiuoti ir 4,5 metų, yra pradėtas Švento Jurgio skulptūrų konkursas paroda, jo sumanytojas yra Vytautas Žukauskas. Kas vyksta? Medžio drožėjai iš visos Lietuvos, o kartu ir iš užsienio, netgi ir tokių yra, ir atveža būtent 23 dienai balandžio, artėjant tas skulptūras konkursui. Veisiejai, patenkantys į istorinę Jotvingių žemę, įsikūrė Ančios ežero pusiasalyje.
Kai Veisiejų miestelis, miesto teisės turintis miestelis šventė 500 metų jubiliejų 2001 metais, jubiliejų pažymėti buvo įrengtas Veisiejų skulptūrų parkas. Centrinė skulptūrų parko figūra yra Antano Česnulio, garsaus Pietų Lietuvos ir visos Lietuvos medžio drožėjo skulptūra Veisiejis. Esame Veisiejų dvaro teritorijoje. Išlikė šiandien tik tai dešinysis fligelis, o čia stovėjo kadais U-raidės formos didingas reprezentacinis Veisiejų dvaro rūmas. Mykolo Masalskio rūpesčiu buvo užeistas Veisiejų dvaro parkas. Jo iniciatyva, jis pradžioje turėjo geometrinės konfiguracijos stilistiką, o Ginskiamgi valdant Veisiejus dvaras peraugo į peizažinį. 2007 metais Veisiejų dvaro parkas įgavo gamtos paveldo objekto statusą. Iš tikrųjų, keletas medžių liudija tą pačią ilgiausią Veisiejų dvaro parko istoriją. Veisiejuose vienerius metus 1886–87 metais gyveno esperanto kalbos kūrėjas Liudvikas Lazaris Zamenhofas. Jis čia užbaigė esperanto kalbos vadovėlį. Taip pat startavo kaip akių gydytojas. Veisiejiečiai jį mena kaip tokį susimąsčiusį rašytoją, mąstytoją, kuris labai dažnai rymodavo ant vieno iš Veisiejų lieptelių į Ančios ežerą ir labai gerą gydytoją, geros širdies. Liudvikas Lazaris Zamenhofas Lietuvą vadino savo tėvynę ir jis iš tikrųjų, kur be gyventų, visuomet jos ilgėjosi. Iš Veisiejų patraukė Liudviko Lazario Zamenhofo keliai į Kauną, iš kur buvo kilusi jo žmona. Vainežerio gynybiniai tvirtinimai, vietinių žmonių dar Okopka vadinami. Iš tikrųjų, tai yra labai įdomus darinys mūsų teritorijoje ir išskirtinę vertę turintis objektas, nesgi turi kultūros paveldo paminklo statusą. Tai yra ovalo formos toks pylimas, šalia Ančios ežero, pietinėme Ančios ežero krante yra įrengtas. Tikėtina, kad tai galėjo daug ankstesnius laikus liūdinti, nors archeologai tyrinėdami paliko tokią išvadą, kad tai 17–18 amžiaus darinys, būktai įrengtas Vainežerio dvaro dvarininkų laikais. Kada archeologinius tyrimus atliko 2007 metais vykdant Lazdijų rajono savivaldybei kultūros paveldo objektų pritaikymą turizmui tokį projektą sudėtingą, archeologai atrado ir akmens amžiaus kultūrinį sluoksnį, ir 11 amžiaus grindinį. Istoriniai šaltiniai rašo ir pasakoja, kad rastas yra ir keramikinių plytų sluoksnis, galbūt čia buvęs koks nors ir pilies statinys. Tačiau taip ir iki galo tokios išsamios istorijos šiai vietovei ir nėra parašyta. Tačiau, kaip ten bebūtų, tai yra labai lankomas objektas, labai įdomus savo struktūrą, savo formą ir puikiai atsiveriančių vaizdų į Ančios ežerą ties Veisiejų Švento Jurgio bažnyčia. Vainežerio dvarvietė. Čia kadais stovėjęs Vainežerio dvaras. Tai buvo 18 amžius, kada buvo pastatytas šis rūmas. Ankstesnis 17 amžiui, šiek tiek kitoj vietoje, kur šiandien rasti galime dvaro parko alėjas. 1831 metais valdant dvarą Ablamavičiui čia mirė sukilimo dalyvė Emilija Pliaterytė. Ir 2008 metais atsiradęs paminklas, autorius yra Pauza, skulptorius Pauza iš Kauno, rodo tokį neįprastą karžygiui momentą, jinai suklupusi. Čia jinai turbūt nusilenkė savo mirčiai. Būtent iš šitos vietos, iš Vainežerio dvaro, slapta, Vainežerio ežeriuku,
Ančios ežerų nuplukdyta Kapčiamiesčio miestelį ir palaidota senose kapinėse. Vainežerio dvaro parkas. Jis skaičiuoja 200 metų senumo istoriją. Alėja iš liepų, klevų, skroblų, kas nelabai Dzūkijai būdinga, nes skroblai tai derlingo žemės medis. Šiandien dar keletas tų paminklinių senųjų medžių yra likusių, jos puoselėjam, tiesiog norim palikti tokius, kokie jie yra. Jei nedaug dievė vėtrą, kurį išlaužia, tiesiog paliekam, kad tikrai išpildytų šimtamečių liepų alėjos muziejaus vardą. Vienas iš įspūdingiausių Veisiejų regioniniame parke esančių ežerų yra Šlavanto ežeras, rininės kilmės, vinguriuojantis tarp miškų, kalvų, tarsi upė. Jis tesudaro 200 hektarų plotą, vakarinėme jo krante įrengtas 1–3 mūsų eros amžiuje Šlavantų piliakalnis su senovės gyvenvietė. Žinoma, kad piliakalnis buvo naudojamas iki 13 amžiaus. Veisiejų regioninis parkas turtingas ne tik gamtinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, bet ir žmonėmis, kurie iš kartos į kartą perduoda tradicijas papročius, liudijančius mūsų etninio regiono savastį. Šiandien dar gyva dzūkiška šnekta ir jinai iš senelių ir tėvų lūpų persiduoda anūkam ir vaikam. Keliaujant, apsistojant gamtoje yra labai svarbu kurti laužus tam skirtose vietose, nepalikti rusenančios ugnies, nes keletas akimirksnių ir visos tos saugomos vertybės, tiek miškas, tiek gyvūnija, iš tikrųjų gali labai skaudžiai nukentėti. Kur galima stovyklauti, kurti laužus, tokią informaciją galite rasti mūsų tinklalapyje arba pačioje direkcijoje, o taip pat galite užsisakyti ir ekskursijas po parko teritoriją. Kur guli motulė, cikišto šalalės, kur guli motulė.